Paskutinį kartą šių rūmų langai daužyti prieš 18 metų. Tuomet pasinaudodami maisto kainų pakėlimu, komunistų partijos nariai ir rėmėjai bandė įsiveržti į aukščiausiosios tarybos rūmus. 91-aisiais tuometę aukščiausiąją tarybą šturmavo jedinstvo. Praėjusios savaitės protesto mitingo organizatorės buvo profesinės sąjungos. Leidimą davė Vilniaus miesto savivaldybė. Neišmokta Rygos pamoką Vilniuje pasinaudojo dvi prisiplakėlių partijėlės. Ar tikrai tik tie, kuriuos matėme, kalti dėl atakos prieš nepriklausomos Lietuvos parlamentą? Ir kad tie, kurie nori prieš valdžios politiką protestuoti civilizuotai, dabar tebus vadinami riaušininkais. Mitingo prieš mokesčių didinimą išvakarėse nenorėta patikėti, kad Vilniuje gali pasikartoti Rygos ir Talino įvykiai. Tačiau dabar įrodymų, kad riaušėm buvo pasirengta, apstu. Dalis mitinguotojų arba visai nepakluso organizatorių raginimui nuo Seimo persikelti prie vyriausybės arba netruko sugrįžti. Kai kurie į mitingą atėjo su respiratoriais, atsinešė sprogstamųjų užtaisų, o atmosferai įkaitus slėpė savo veidus. Maža to, tarp sulaikytojų protestuotojų dėl mokesčių, nemažai tokių, kuriems kol kas jokių mokesčių mokėti nereikia. Daktarą iškvieskit! Daktarą! Šis epizodas rodytas žinių laidose. Šovė iš ašarinių šautuvo, iš tos granatų tiesiai man į pirštą, nunešė pirštą, žiūrėk. Imta svarstyti, ar policininkų veiksmai buvę adekvatūs. Tačiau pažiūrėkite, ko televizijų kameros nematė. Mes nieko nedarom. Gyva siena, va, gapriekas. O, nufilmavai, matei, viskas, velnės, į prokuratūrą rytoj eisim. Kas yra, ką jūs darot, ką negalit, mes civiliai esame. Jakį visiems. Išėsiu. Pabandyk, iš karto, va, rankos už galvos, va, filmuoja, nu, davai, krenk man į galvą. Va, nieko nėra uždėta. Ką jūs esat, žiūrėkite, jūsų tie hebrantai kiek daug daro, jūs nieko nedarot, kodėl negalite? Žmonės, eikit čia! O tu mentas mažiau filmuok iš viso, ant to net atimsiu kamerą. Tau sakau. Mitingo organizatoriai kratosi atsakomybės dėl riaušininkų veiksmų. Įtampa visuomenėje sukėlė politiniai sprendimai, arba tai, kad jie nebuvo paaiškinti. Tačiau atsirado tokių politikų, kurie dėl išdaužytų langų ėmė kaltinti policiją, neva Seimas nebuvęs apgintas. Tūkstantiniuose sąjūdžio mitinguose tvarką palaikydavęs buvęs žaliaraištis pareigūnų kaltinti nelinkęs. Policijos veiksmus reikėtų vertinti teigiamai ta prasme, kad bent jau tos riaušės neperaugo